Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną ketvirtadienis, birželio 5 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai mūsų Telegram kanale, Telegram čate verda šurmulys, verda diskusijos, diskutuojam tiek apie treidinimą, tiek apie sportą, tiek apie filosofiją. Kiekvieną dieną daugėja žmonių, jau yra atsiradę ir tikrai rimtų treiderių, kurie treidina visai kitais būdais kaip aš ir žino, ką kalba, ir jeigu atsiranda klausimai apie kažkokį tai kitą stilių, manau, tikrai galima jų paprašyti pagalbos ir jie kažką tai patars. Tai vėlgi tiem, kurie mūsų žiūrit YouTube'ai ir vis dar nesat perėję į Telegramą, rekomenduoju. Tikrai rekomenduoju, ten galite čia klausti, ko norit, ir tikrai jau turim neblogą grupę žmonių ir pagalbos tikrai ten rasit. Tai džiugu, kad auga mūsų bendruomenė, tikrai sparčiai, kiekvieną dieną vis daugėja narių, YouTube'ai taip pat vis daugėja subscriberių ir viewsų, ir vėlgi tie, kas žiūrit ir dar nesat užsubscribinę, tai būtinai pasubscribinkit, padėsit mums prasimušti. Taip, tai toks intro šiandieną, norėčiau tiesiog padėkoti visiems, kurie žiūrit. Ir pradėkim nuo analizės. Tai BTC toliau smaukosi aplink tą mano midpointą, Bull Bear Line, vadinamą 105K. Praleido, pirmąją dalį šitos konsolidacijos, kur mes turėjom, short terme jau turėjom downtrendą. Dabar galim sakyti, kad tai pirmoji konsolidacija. Realiai pusę tos konsolidacijos praleido žemiau, po to prasimušė, pusę praleido aukščiau, dabar vėl kaip ir sukryto atgal. Šiandieną prieš New Yorką matėme aukštą volatility, tai kaina gan sparčiai pakylo, po to tik prasidėjo New Yorkas, iškart nusiselofino ir dabar kaip ir vėl treidina žemiau, bet neaišku, visko gali būti, gali vėl pakilti. Tai sunku dabar kažką pasakyti būtent šioje vietoje. Tiesiog konsolidacija, reikia laukti breakouto. Ką aš daryčiau tokioj vietoj, tai mes turim labai aišku konsolidacijos low ir labai aišku konsolidacijos high. Galima vėl panaudoti mano levelių sistemą ir realiai close'as aukščiau minus 0,2 turėtų indikuoti tai, kad greičiausiai bus bandymas iki kažkurio šitų trijų highs. Pasakyti, iki kurių, bet kurio realiai kaina gali apsisukti ir subirėti atgal, o gali tiesiog praskristi kiaurai. Čia labai sunku pasakyti. Nuo positioningo priklauso, nuo tiek, kiek žmonės shortins, longins šitos visus judesius, tai sunku tiesiog pasakyti, reikia, kai jau konkrečiai atsimuša kaina į tą levelį, reikia jau konkrečiai tada žiūrėti reakciją ir stebėti. Lygiai taip pat ir čia, close žemiau 1,2 ir tai turėtų būti aukštas high time frame'as, aš sakyčiau bent jau 4H. Close žemiau 1,2 turėtų tada jau mūsų į kitą stotelę nuvesti, kuri būtų šitas range'as, tai tas psichologinis 100K, kažkaip būtų keista, kad išskrysim taip, net nekarto nepalietę 100K, kažkaip, nežinau, vėlgi, nieks nesikeičia nuo to, ką aš šneku jau, žinau, kelintą dieną, tai visiškai tokio all time high breakouto dabar tikrai nesitikėčiau ir tam tai duočiau mažiausiai procentų. Net jeigu bus close'as aukščiai ir pushas, manau, tiesiog paimsim kažkurį iš tų levelių, padarysim kažkokį tai topping patterną, tai bus arba failure to return, arba double topas, arba sweepas ir grįšim atgal ir vis tiek paliesim tą 100K. Tai mano nuomonė vis tiek nesikeičia. Manau, kad tikrai dar per anksti all time high breakoutui ir kaip nesu, kažkada grįšim į šitos levelius. Gali būti tiesiai dabar, gali būti taip. Bet manau, šitie leveliai tikrai kažkada pasirodys. Kas dar iš analizės pusės? Daily, pažiūrėkim, kaip atrodo daily.
Tai turiu susikūręs naują savo spoto sistemą ir aišku, jeigu gausiu į entry spotą, tai obviously pirksiu. Tai yra, tai, kad aš manau, kad BTC negali taip padaryti. Jeigu bus taip, nereiškia, kad aš čia nepirksiu. Nereiškia, kad aš čia shortinsiu. Tai vėlgi systems over nuomonę. Tai jo, sistema ta pati, kurią vakar jums pasakojau. Turėjom uptrendą žaliais bensais, turėjom close'ą žemiau žalių bensų, dabar turim close'ą į bensus, reiškia, čia turim aišku swing high, čia turim aišku swing low. Ir jeigu šitas trendas tęsis, tai kaina turėtų pradėti lipti viršų, išlaikydama žalius bensus. Na ir jeigu užsiklausins aukščiau 1-2 daily žvakę, tai I mean toliau raidint ir toliau sekt trendą, reiškia, tai buvo tiesiog konsolidacija, didelė konsolidacija po pirmo impulso. Ir tada turėtų sekti antras impulsas. Tai, vėlgi, dabartinė kaina šiam, tam trendo continuationui ir mano spot entry yra close'as aukščiau 1.13k, 1.13,7. Ir jo, iki tol, skeptiškai nusiteikęs. Sakau, manau, net jeigu bus kažkas tokio, greičiausiai bus kažkas tokio, bet vėlgi, jeigu bus close'as, tikrai pirksiu. Na ir taipogi, jeigu nusiresetins mano moving average, tai yra kaina gal šiek tiek pakrys, jie nusiresetins ir raudonai ir tada kitas iki, kai jie crossins žaliai, vėl šoksiu į spotą. Tai yra, tikrai šita sistema man labai patinka, jau padariau daug testavimų tiek ant skirtingų altcoinų, tiek ant shitcoinų. Dabar pradėsiu testuoti ir goldą ir tikrai, manau, visas tas sistemas, kurias turėjau prieš tai turėjau ir 2 dienų timeframe'ą ten ir weekly, tai jas visas išmesiu ir tiesiog fokusinsiu ant šitos. Realiai, manau, šiam 7% savo viso spoto tiesiog gamblinsiu pagal šitą sistemą ir, tą dalelytą kažkokią neliečiamą. Aišku, jinai bus neliečiama, bet jo, didžiąją dalį spoto gamblinsiu pagal šitą sistemą ir tikrai iš rezultatų ten po porą losing metų buvo man 30% drawdownas, tai net jeigu bus bear marketas, manau, galėčiau tokį drawdowną išgyventi. Taip. Toliau šiandieną norėčiau pašnekėti apie altcoinų relatyvų stiprumą su BTC. Tai tie, kas žiūrit video nuo pradžios, realiai, kur mes čia pradėjom tos video publicly kelti. Vasario gal mėnesį, jeigu gerai pamenu, jeigu jau yra 100 video. Jo, kažkur vasario vidury. Prisimenat visi, kad šnekėjau apie tą tendenciją, ypač šitam downtrende, kad kai BTC pumpina, kartu pumpina altcoinai, kai BTC pradeda kristi, altcoinai subyra į visiškai naujus lows, tai ne taip kaip čia, kad BTC padarė tik mini naują low. Čia vėl lyg tai pakylo, kartu pakylo altcoinai, BTC pradėjo kristi, altcoinai subirėjo į visiškai naujus lows. Tai norėčiau pramesti dabar akį pro altcoinus ir pažiūrėti, ar ta tendencija yra išlikus. Tai yra, mes turėjom gan stiprų ir ilgą BTC rally, tai yra, jau nebuvo tiesiog mini pumpas nuo lows per downtrende. Tai jau buvo, rimtas trendas pro range, jeigu mes dar įsivaizduojam, kad čia yra high time frame range'as, tai rimtas trendas pro range'ą. Ir altcoinai pajudėjo neblogai kartu ir aš dabar norėčiau tiesiog relatyviai pasižiūrėti, ant kiek, altcoinai, kokiam levelį yra plus minus šalia lows palyginus su BTC, šito low. Tai, jeigu sakytume, kad BTC dabar yra net ne procentais, čia gal reiktų skaičiuoti leveliais. Mes imsim nuo pumpo low, tai yra, visą šitą trendą imsim ir pasidalinsim
į 4 dalys. Taip, jeigu pasidalinsim į 4 dalys, matom, kad BTC yra pirmam ketvirtadalį kaina laikosi, ne? Dabar jeigu užmestume akį, tiesiog praeikim, prarandam altcoinus iš eilės. Oi, ne taip. Va taip. Jo, okei, na tarkim Monero. Rimčiausias, bachuriškiausias altcoinas dabar yra antram ketvirtadalyje, ne? Tai silpniau negu BTC, tikrai priėmė šitą dumpą. BNB vėlų coinas, tai na, čartai jie čia braižo kaip nori ir tikrai BNB stiprumą nesulyginčiau su, kad altcoinų marketas stiprus pirmam ketvirtadalyje. Ethereumas. Na, Ethereumas buvo tikrai stipresnis už BTC. Ir iš Ethereumo BTC čarto matosi, kad na, Ethereumas pirmas iki pradėjo kažką lygtai veikti. Tai irgi pirmam ketvirtadalį per vidurį net stipriau negu BTC, nes BTC pirmo ketvirtadalio žemesniai daly. Na, čia dabar pas mane kol kas yra sudėti, na, pradžioj rimčiausi coinai, kurie na, nėra visiškai subirėję į nulį ir kuriuos, na, gal ir būtų visai neblogai patreidinti. Tai Hypas irgi pirmam ketvirtadalį. Na va, Pepe jau bus antram ketvirtadalį. Man įdomu, ar bus coinų, kurie, na, bus dugnuose, ne, tarkim, paskutiniam ketvirtadalį. Solana antram, Litecoinas beveik trečiam. Sui. Sui irgi beveik trečiam. Apu. Na va, Apu greičiausiai. Na čia taip įdomi, čia toks šitas low, bet jau Apu trečiam. Tai matom, kad jau na yra coinų va AKT irgi beveik ketvirtam. Tai prie ko aš noriu privesti, kad jeigu BTC tarkim krys į antrą ketvirtadalį, tai tokie coinai jau krys arba į paskutinį ketvirtadalį, tai yra ketvirtą arba į naujus lows. Tai vėlgi, na, jūs jeigu holdinat altcoinus, tai žiūrėkit, ką jūs holdinat, tai na, justifyinčiau, tai yra, na, pagrįžčiau dabar holdint, na, nebent kokį Monero arba Etherį, arba Hypą, nes Hypas iš vis, na, atrodo neblogai. Jeigu BTC toliau čia consolidatins, manau, Hypas toliau skrys. Ir irgi jeigu krys, na, būt krys stipriau, bet tikrai ne į naujus lows. Tai, na, irgi priklauso, kur jūs iššokot trendę, bet, na, jeigu jūs laikot kažką, kurį kaip į kitį, tai, na, supraskit, kad jeigu BTC krys į antrą ketvirtadalį, tai jisai greičiausiai krys į naujus lows. Dogecoinas irgi jau trečiam ketvirtadalį. XRP antram ketvirtadalį. Na, Tronas irgi Cabal coinas. Čia braižo kaip nori. Pirmam ketvirtadalį. Nava. Trečiam ketvirtadalį. Na, įdomu, ar bus coinų, kurie jau ir ketvirtam ketvirtadalį. Manau, kad tikrai prieisim ir tokių šiukšlinių. Trečiam. Na, šitas coinas atrodo ypač prastai. Tai vėlgi, na, jūs turit atsirinkti, ne, ką jūs holdinat. Ir manau, pagal šitą sistemą dabar, ką aš kaip rodau, pagal tos ketvirtadalius relatyvaus stiprumo nuo BTC galima visai, na, neblogai dabar atsirinkti, kurie coinai yra, na, kažko verti bent jau. Tai yra, na, gal ne kiek verti, kad turi kažkokios vertės, bet bent jau nėra, na, visiškai subirėjant, kai BTC pakryto tik porą procentų nuo all time high, tai reiškia vis tiek, na, marketas bydina tos coinus ir na, manau, ateityje, na, jeigu planuojam rudenį
rudens vidury, rudens gale, na, jeigu planuojam kažkokį tai tipo marketo atsigavimą, manau, va tie koinai, kurie dabar relatyviai nesubrėsi visiškai naujų slaus, o išlygs, na, bent jau kažkur antram, na, jeigu BTC grįž bent jau išlygs iki 3/4, manau, jie tikrai neblogas visai betas betinti, kad jie galėtų pajudėti, kai marketas atsigaus, jeigu atsigaus. 3/4, na, principas, na, čia irgi taip įdomiai, nes šiaip šitas lau buvo čia tas lau. Jeigu brėžti nuo šito lau, tai čia jau išvis. Na, o HBaras irgi tiek, čia visi hypino normiai, tai HBara visiškas šušaras. Na, taip iš akies pramėsiu, gal kažkas atsiras, kas subirėja labai stipriai. Na, kol kas lyg tai dar nei vienas koinas nėra sukrytęs iki 4/4. Aptusas pagal. Beveik. PKB. Nežinau, kas čia per koinas, bet atrodo itin blogai. Jop, radom koiną, kuris jau 4/4. Tai, jeigu BTC krys į 2/4, šitas koinas vienareikšmiškai krys į naujus laus. Vo, GM. Kiek atsimenu per man normiai šilino tiek, kad po čia geras koinas. Let's go. Ir šilino, šilino ne čia, ne. Normiai šilino čia, tie tai čia. Arba bent jau, na, kažkur dypę aš net neabejoju, kad, na, didelė dalis normių pirko dypą tijas visą šitą kelią DCA. DCA stabiliai į nulį, tai GM tijos holderiams, tikiuosi nėra tokių pas mus čiate, jeigu turit pasisakykit, tai visi publikliai įsityčiasim. Na ir irgi nesakau, kad negali bouncinti. Bet jeigu bouncins, turėkit protą, bent jau nusimest tą šušarą. Nes, nu, su tokiu čartu tai toli nenueisi. Nu, vėlgi, kaip eilinis streamas apie altcoinus, taip stumimai, tai nepykit. Nepykit. Vėlgi, sakau, na, tikrai yra coinų, kurie kažko gal ir gali kažką parodyti, bet tai, na, yra procentas, 1% marketo. Ir, na, jos atsirinkti bus ypač sunku. Didžioji dalis, na, tikrai nieko gero nenuveiks. Na va, visokie Ethereum, L2, Mantosai, Starkai, visokie čia šušarai išvis Arbas. Na, o Arbas gan gaila, kad kažkaip mirinėja, nes šiaip, na, pats gan daug volumo treidinu ant Arb chain, nuo Hyperliquide. Kažkaip įdomiai čia naudoja tą Arb, koinas dugnuose. Na, tikiuosi nieks nesulūš ten mano sistemą, nes būtų gan liūdna pereidinėti kažkokią kitą exchange, dabar turiu ten viską jau susisatūpinęs. Na jo, principą supratot. Principą supratot, ne, ką aš noriu tom pasakyti, kad vis dar išlieka puikiai ta mūsų tendencija, kad BTC sujuda, kartu sujuda altsai, BTC tiesiog paperdžia 5% dropą, kai kurie altsai jau daužo new lows. Tai tie, kas treidina altsus, turit suprast, kas čia per žaidimas, kad čia yra labai kad čia yra labai short term. Tai yra labai short term place ir, na, turit realiai žinot, ką darot, kai treidinat altsus, nes užlaikysit per ilgai ir tiesiog subirėsit į nulį. O dabar pamačiau, kad pas mane ant mikrofono kažkoks netoks buvo settingas paspaustas, tai galimai garsas buvo blogas. Dabar paspaudžiau gerai, tikiuosi kažkas pagerėjo, nežinau, tikiuosi girdėjosi pirmo video, velėsi liežuvis.
Pirmoji video daly šiandien tikiuosi gerai mane girdėjot, nes visai neblogas video gavosi, nenorėčiau perrašinėti. Taip, apie BTC pakalbėjom, apie Alsus pakalbėjom. Dar vienas dalykas, ką šiandieną norėčiau nuveikti, tai yra pašnekėti būtent apie tai, kas vyko šiandieną prieš New Yorko sesiją ir kaip iš to padaryti sistemą. Tai tęsim tą mano eksplorinimą, New Yorko sesijos, kaip rasti profitable sistemas New Yorko sesiją, kol kas turiu vieną ir šiandieną, kaip matau, turėtų būti man pirmas entris, tą sistemą jau leidžiu gerokai, jau net ne nuo čia, nuo kur aš čia leidžiu, 1, 2, 3, gal nuo čia. Čia spėjau irgi nebuvo entrio, nes ne vieno dar entrio man nebuvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, turi lau pramušt. Nu jo, tai nebuvo. Jo, pats jau pamiršau, kokią čia tas sistemą boto ten sukasi, aš jau nebeatsimenu. Jo, tai pirmas dabar čia entris turėtų būti teoriškai, tikiuosi, ir žinau, kaip marketas atūpinas, greičiausiai bus losas, bet jo, tęsia mano New Yorko sesijos eksplorinimą, kur aš ieškau profitable setupų, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip. Tai setupas dabar yra išlykęs toks, tie, kas atsimenat iš pačio pirmo video, mes ten ir longinom, ir shortinom, setupas dabar išlykęs yra tik long only, nes, shortai pagal mano backtestus ten gavosi nelabai profitable, longai labai profitable ir nežinau, ar tiesiog vieni profitable metai, ar Aibito sesija kažkaip tai fundamentaliai pakeitė, kaip vyksta New Yorkas, nes praeitus metus neprofitable, tai mūsų setupas dėti long orderius, tai tie, kas prisimena, tai lygiai viskas tas pats, tiesiog, kad nėra shortų, yra tik longai ir laukiam tiesiog longo entry triggerio, tai yra klausas žemiau 8 barų, vėlgi kas pasikeitė, kai testavau ant video, turėjom 6 barus, dabar esam palikę 8 barus. Klausas žemiau, klausas aukščiau, dedam limit orderius. Tai yra įmam nuo sesijos low iki sesijos high levelius. Čia pas mus yra palikta 0.85. Nuo 1.4. Ne, 0.4 ir 1.05. Ne, minus 0.4. Jo. Taigi, toks setupas šitoj vietoj. Kai tik tai atsitinka, dedam long limit orderį čia, dedam stop lossą čia ir dedam take profitą ant 0.4. Ir toks setupas. Ir dabar, kaip matau, greičiausiai turėsiu pirmą. Negi čia jau įsifilino. Galimai ir įsifilino, reiks pasižiūrėti, nežiūrėjau exchange. Jo, tai ir galimai tada jau bus ir įsifilinę, nes gau tik notificationą, kad padėti limit orderiai. Bet dabar tiesiog prasukau ir galimai jau bus įsifilinę, tai tik to reikia pažiūrėti. Jeigu jau dar nebuvo įsifilinę, tai ant šito žvakės jau tikrai įsifilino. Ir jo, bet tai realiai pirmasis setupas, kurį aš gavau per 5 dienas nuo to, kai yra, tai vieną setupą obviously mažai, reikia daugiau. Ir, testavom jau ant video daugiau idėjų, tai dar nebuvau prisėdęs pasibacktestinti pats tas idėjas, kurias žiūrėjom, tai dabar tiesiog kaupiu tokį, kaip idėjų sandėlį, tai po biškį aš tas idėjas pravirškinsiu, prasioptimizuosiu ir realiai pažiūrėsiu, kas veiks. Ir kai turėsiu neblogai veikiančių jau backtestuose
strategijų pradėsim mūsų ilgai žadėtą From Zero to Profitable Trading Journey. Tai yra, rekordinsiu jau tada live tos trade'us, kaip trade'inu iš pradžių su dollar risk, tai yra riskinsiu mažai. Tai, bus turbūt gan ištęstos serijos, nes vis tiek realiai, viena New Yorko sesija per dieną ir, būna po vieną trade'ą. Gal po 2 priklausomai, ar bus daugiau setupų. Ir, norėčiau bent jau 20-30 dollar trade'ų padaryti prieš pradedant kelt riską, tai jo, čia viskas labai užbėgant į ateitį, bet tikrai įdomėja mūsų šitas projektas, tai tie, kas žiūrit, lock in. Dabar pakalbėkim būtent apie šitą visą reikalą ir kaip iš to padaryti sistemą. Ką aš dabar galvočiau, tai yra, aš dabar visiškai net nemėginau to daryti, tiesiog galvojau live prisėsiu ir live ant video tiesiog pastrateguosiu, kad pamatytumėt, koks mano mąstymas ir kaip aš realiai iš vieno patterno dabar išekstraktinsiu objektyvės taisyklės, kurias po to galima nueiti ir prasitestinti. Turim New York Open, turim New York Open žvakę, kurį atsidarė, nesvarbu, kur jinai atsidarė, mums svarbu pati New York Open žvakė, tai yra 13:30. Atsiskaičiuojam 2 valandas nuo New York Open. 2 valandos. Dabar, jeigu per 2 valandas kaina pakilo 1,7, sakykim, 80%, Jeigu per 2 valandas į kažkurią pusę, nesvarbu, pakilo arba nukrito, tai yra 8% turim čia. Ir lygiai taip pat sakytume, nuo Open žvakės prieš 2 valandas, jeigu nukrito, tada mes longintume, tai yra feidintume tą judesį. Jeigu per 2 valandas kaina šiuo atveju pakilo 80%, per New Yorko Open žvakę mes shortinam pačią pirmą žvakę. Targetai būtų nuo to swing high brėžiant levelius iki Open, gal dėčiau, čia turėtų gerai overshootinti, tai irgi dėčiau 0,4 ir stop lossą dėčiau ant 1,05 turbūt. Čia irgi visų šitos parametrus aš, kai kodinsiu backtestą, tai absoliučiai visus, tai yra ir ilgi, ir kiek procentų, ir levelius. Visą šitą aš optimizuosiu, po to prarūninsiu kodą ir rasiu optimaliausią visų šitų parametrų variantą, bet dabar kaip basic parametrus galim paimti tokius. Ir va, enterinam poziciją pirmą New Yorko žvakę, iškart ant Open, stop lossas ant 1,05 ir targetinam 0,4 extensioną. Dabar visą tai, kad nepamiršt, susirašykim į taisyklės ir praeisim, aš spėju, čia bus labai retas toks setupas. Ir, manau, čia gal per mėnesį porą tokių bus, bet įdomu, ar kai taip atsitinka, ar tai yra profitable. Ir jeigu tai profitable, tai galima visą laiką tradinti. Taip. Susirašykim visą tai į taisyklės. Čia bus 5 min prie New York Open fade, pasivadinkim dabar taip. Ką mes naudojam? Mes naudojam nieko realiai, time frames 5 min. Čia vėlgi pavyzdys, kaip galima tiesiog
kodinti tai ne kodinti, o kur strategijos, na tiesiog iš logikos, iš va tokių dalykų, kur kas atsitinka, jeigu o tais procentais naudotis, tiesiog skaičiuojant žvakiant, skaičiuojant laiką, net nenaudojant jokių indikatorių ir realiai jokio price actiono. Ir jo, tai na parodo, kad visaip čia galima susigalvoti, o tikiuosi čia neįsidoksinau. Ne, liktai neįsidoksinau. Ok, time frame 5 minutės, indikatorius, na, tiesiog New Yorko sesija, New York Open. Dabar step 1. Step 1, ką mes darom, tai yra mark, ne mark, gal count 2 hours. Jo. Tai 2 valandas prieš New York Open žvakę. Ir ar tikrai čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 1, 2, 3, 4. Jo, nes tas baras, tas tūlas mane biški mūtina, jis čia kažkaip įdomiai kartais, nežinau nuo ko tai priklauso, bet kartais vieną žvakę per daug jis man čia priskaičiuoja, tai dabar liktai viskas normaliai. Jo, pasižymim 2 valandas atgal. Ja. Screenshotas. If price is above or below the gal ne above, higher or lower by 0.8% at the New York Open. Jo, tai šiuo atveju nuo šitos žvakės iki highs. Aš dabar galvoju, turėtume realiai žiūrėti ne iki highs, turėtume žiūrėti iki New York Open žvakės. Nes vėlgi, jeigu atsitiks tokia situacija, kad čia labai nuskrys ir po to pradės, gal net ne taip. Jeigu būtų pradėjęs tas kritimas anksčiau ir va šitoj vietoje, jis būtų įvykęs ir jo, mes čia turėtume tą 1%, bet kai New Yorkas atsidarė, mes jau būtume, beveik labai arti to levelio ir tiesiog, sulūžtų visą logiką šito trade. Tai ant New Yorko žvakės kaina turi būti aukščiau bent jau 0,8%, va šitoje vietoje, tai dabar mes turim 0,08, mes turim normaliai. Ok. Tai brėžiam levelius nuo high. Ar ne nuo high, pala. Kaip aš čia praeitas iki brėžiau. Nu jo, nuo to high.
Jo, teisingai. Nuo šito lau. Nuo to iki šito lau. Mum nereikalingas 0,85, mum reikalingas tik 1,05 ir -0,4. Nu ir viskas. Ir viskas, tokios tos taisyklėlės. Dabar pamėginsim praseit pro istoriją ir pažiūrėti, o čia neįsidoksinau netyčia. Čia neįsidoksinau, ne. Visur doksai. Kaip aš čia buvau padaręs? Vo. Vo. Turiu. Ne, liktų neįsidoksinau normaliai. Gerai. Taip. Šiuo atveju mes turim Šykimės side. Na, kiek matau, manęs dar neįstoplosino, stoplosas kažkur čia. Būtų neblogai, jeigu taip išskrystų, būtų fainai. Side, result ir taip, tai šiuo atveju mes turim short, turim 4.8 ir data 0.5, 0.25. Taip, vėlgi, kaip minėjau, aš labai manau, kad čia bus žiauriai mažai treidų. Tai yra šita open žvakė ir kaina nukritus tik 0.45 netinka. Na, čia obviously tikrai ne. Čia obviously tikrai ne. Čia obviously tikrai ne. Na, sakau, čia bus turbūt gal vienas toks setupas per mėnesį, bet jeigu jisai profitable, tai tikrai jį vertėtų tradinti. Na va, gal čia. Open, 2 valandos, šitą žvakę. Čia jinai išvis atsidarė ir -0.6, ne. Na, čia irgi obviously ne. Open, 2 valandos, kur čia, na, tikrai ne. Gal open, 2 valandos, šitą žvakę, ne. Na, vėlgi, rankom tai daryti užpisą, kodo pagalba
aš greitai čiūkš pervarysiu visą istoriją nuo 2017 metų ir visus tokius setupus susirasiu. Bet galima tai daryti rankom. Vėlgi, rankom darimas turi savų irgi privalumų, tai yra tu pastebi kitokius patternus, kitokius dalykus. Na va, gal čia turim open 2 valandos jop. Šitą žvakę. Na va, turim dar vieną profitabilų setupą. Tai yra lygiai toks pats setupas ir jisai yra irgi lygiai profitable. Bet vėlgi 2 tradeai, na, nieko nereiškia. Turim lygiai 2 valandas, turim 2 valandų open levelį, kuris yra va čia. Tai va dabar šitoj va vietoj, tai yra paskutinė žvakė, na taip jinai užsidarė. Mes ant šito žvakės openo dėtume tradą, tai imam aukščiausią levelį, imam 0, imam, dedam iškart čia shortą, tai yra aš prasisūkęs dabar jau gaunasi vieną žvakę į priekį, nes čia man rodo close. Tai yra aš dedu ant šito žvakės open. Tai 5 minutės anksčiau negu dabar žiūriu. Na arba galima sakyti taip ir galima tipo dėti va taip. Tai skirtumo nėra. Tiesiog nepatogiau prasisūkti vieną į priekį. Dedu stop lossą čia ir dedu tik profitą čia. Ir turim dar vieną profitabilų tradą. Neblogai. Short. Na įdomu iš tikrųjų, ar veiks čia tas setupas, nes, na matot, nenaudoju visiškai jokių indikatorių. Tai yra naudoju tiesiog logiką. Tai na, vėlgi, kuom logika remiasi. Na, jeigu mes turim New Yorko sesiją, tai yra aukščiausio volumo sesija realiai per visas paskutinės 24 valandas ir nuo šitos va žvakės prasideda ETF-ai ir Bybitas, ties ne Bybitas, o iBitas ir visi ten tie institutional reikalai. Tai na, jeigu būna toks stiprus judesys prie New York Open, jisai turėtų tęstis. Turėtų tada jau tęstis. O jeigu jis nesitęs, tada jisai visiškai revertins ir dar nukrys žemiau. O iš tiesiog taip kaip juda marketai, mes žinom, kad marketai tik 20% laiko trendina ir 8% laiko min revertina. Tai negalima betinti ant to, kad jeigu taip atsitinka, tai tikrai taip nebus. Tai yra taip bus greičiausiai vieną iš kokių 5 kartų. Visus kitus kartus marketas turėtų min revertinti. Čia vėlgi tiesiog nesinaudodamas jokiais indikatoriais, tiesiog na, marketo supratimu ir logika. Bamba, labai geras video gaunasi, 5 minučių net sustot nenoriu. Na, dar gal vieną setupą pamėginam rasti. Na, šiaip jau pašnekėjau viską, ką norėjau šiandieną pašnekėti, tai ir dabar taip sėdžiu darau, tai jaučiu, kad irgi gavos dar vienas bangeris. GM hateriams, GM tiems, kurie sėdi prisibražę tiek, kad žvakių nesimato ir aiškina, kad aš čia man rašė man čia į poemą ten kitų grupių adminai, ten pardavinėtojai rašo, sako, per paprastai tu čia aiškini senūk, negalima taip. Turi būti viskas kompleks. Jeigu ne kompleks, tai neteisinga. Tai, na, sakau, netikėkit tikrai tokiem, na, va, turim dar vieną, ai ne. Na, čia taip įdomiai. Ai, nu jo, tai turim žiūrėti. Čia toks įdomus edgecase'as šitoj vietoj. Kur, nu, taip kaina lyg ir kryto, po to vėl grįžo, tai reiktų išsiaiškinti, kaip mes čia darom. Jo, tai pabaigsiu mintį, kad, na, geriausia yra simple. Tai čia yra, na, nebūtinai geriausia ir nelabai profitabiliausia gal, bet,
Na, bent jau pradžiai reikia išmokti simple, ne, bent jau pradžiai reikia, tai yra simple irgi yra profitable. Ir pradžiai reikia išmokti simple. Tiesiog be jokių indikatorių, tiesiog pliko žvakės. Ir sugebėti išspausti kažką iš marketo tik su plikom žvakėm. Ir kai jūs sugebėsi taip, tada jūs visą laiką galėsite dėti kažkokį tai complexity on top. Jeigu jūs pradedat mokytis nuo ten kažkokių neaiškių skaičiavimų ir kažkokių neaiškių indikatorių ir kur išvis net nesimato žvakių, tai jūs tikrai nieko nepasieksit, aš jums iš karto sakau. Tai visi, kas jums sako, kad būtinai viskas turi būti kompleks, tai tikrai netikėkit. Na jo, šiuo atveju, kaip mes žiūrėtume, tai mes tą 2 žvakių open turim aukščiau New York Open. Tai reiškia, mes matuojam šitą atstumą. Šitas atstumas yra didelis atstumas, sakyčiau. Tai šiuo atveju mes feidinam šitą. Na, čia biškai kitokia situacija, negu kad buvo mano testavimuose. Tai yra pirmose, antrose treiduose. Bet viskas kaip ir sueina. Tai mes turim mane open žvakę. Šitas open. Mes turim New York Open. Kaina yra dabar žemiau 1,8%. Tai reiškia mes nuo šito valau. Arba galima nuo šito. Jo. Nuo šito valau iki to levelio dedamės levelius. Dedam longą čia. Dedam shortą čia. Ir dedam tik profitą čia. Ir duodam įsiplayoutint. Na, vėlgi, čia reikia nuspręsti, ką mes darom. Ar mes closinam New Yorko gale, ar mes duodam tiesiog toliau playoutintis. Ir na, manau, kad aš palieku. Vėlgi, dabar palieku, o testuodamas realiai galėsiu irgi šitą tiesiog įdėti parametrus. Tai yra vienas iki pratestuoti visą seriją užklausinus ant New Yorko galo, kitas iki duot praruninti ir pažiūrėti, kuri versija labiau profitable. Na jo, tai tiek turbūt šiandien, ilgas video, gavosi tikrai bangeris, man labai patiko. Tikiuosi patiko ir jum. Komentuokit savo komentarus, gerus, blogus, heitą, ne heitą, nesvarbu kažką komentuokit, patinka man komentarai. Laikinkit, kai žiūrit YouTube, subscribinkit, kai žiūrit YouTube, pereikit į Telegramą, kai žiūrit YouTube, kas žiūri Telegramą irgi. Rašykit į chatą arba į PM kažkokių klausimų iš šiandienos video, kažkokių dar pastebėjimų, kažką, ką norit, kokią temą palieščiau, ką padaryčiau, apie ką pašnekėčiau, na, nesvarbu realiai. Jeigu turi tiesiog kažkokią temą, na, matėt, kad ir šiandien chat'e gavau klausimą, tai pasileido man ten atsiryšo liežuvis. Na, nežinau, tiesiog man patinka aiškinti turbūt, na, toks kažkoks tas sielos nukreipimas, tai sakau, jeigu jau gausiu klausimą, tai tikrai maksimaliai pamėginsiu jį atsakyti, na, kiek eina mano žiniom, sakau, na, ten tarkim, tokie topikai kaip Open Interestas, na, irgi galite Telegram chat'e paskaityti apie jį, išsiplečiau. Open Interest, ten yra CVD, na, ta visa background data. Į ją nesu gerai įsigilinęs ir apie ją daug nežinau, bet na, jau turime chat'e rimtą traderį, kuris būtent tai naudoja, tai manau, jeigu turėsit kažkokių konkrečių klausimų, tikrai galima jo paklausti ir jisai turėtų atsakyti ir padėti. Tai jo, toks video šiandieną. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim rytoj.